Ką noriu valgyti? Bendrai, ne, kažką apie. Tai vat esam Vilnius Auto Show, Litexpo Vilniui. Pasitačiau Nissaną. Daug žmonių. Visi čipinėja liečia. Tai, ką žinau, smagu. Retai kada padalyvaujam tokiuose renginiuose. Nežinau, realiai pirmas šių metų renginys. Toks, didesnis. Tai dabar sekantis bus gegužės 10 Jeep Meetas, kur planuojam dalyvauti. Tada gegužės 31 Detailer Place Live and Shine renginys Eišiškių plente. Tada jaučiu mūsų pačių renginys, tai Jume, Liepos 12-13. Tai va, tam irgi ruošiuos labai laukiu. Galima bus atšert ir šitą sezoną planas važiuoti su semislikais. Nes realiai prieš tai visus sezonus važiavau ant vasarinių padangų. Ir smagu, bet kai teko išbandyti semislikus, tai dar smagiau, greitis didesnis, išsinaudoja visas mašinos potencialas. O kalbant apie kažkokius projektus ir visus kitus dalykus, tai šiuo metu dar konstruojam Mazda RX-8 su V8. Infinitis G37 stovi vis dar nevažiuojantis. Tai vat, o šiaip daugiau kažkokių naujienų iš mano pusės nėra. Pasižiūrėsim visus update'us, kas įvyks sezono metu. Tai vat, aš manau tiek. Lauksim renginiuose. Padarai, jo? 8PM CC, 850 cc, second external fuel pump, atstojnikas, search tank. Kokią turbiną turi? Borgwarner. Borgwarner? Ja. Wastegate, swimmer pipe? Ja. Swimmer pipe. Jums sekasi? Gerai. Ką čia apsirengus esi? Kas kitoj pusėj? O, Mantvė Supra, geras. Iš kur gavai? Gerai. buildmeup.eu. Karpo lipdukas ir visi tiesiog nyksta iš karto. Eilė stovi. Tebėra, ne? Viskas. Taip, turim Dominyką iš Antolaigo komandos. Kaip jums Vilniaus Auto Show? Sveiki. Čia žiauriai daug žmonių. Mašinų šiaip tikrai neblogų prisirinkę, bet žmonių yra belenkiek daug, neįmanoma praeiti. Bet mašinų yra neblogų, yra ir tokių, kur klausimas, kaip jie čia pateko. Bet visa esmė yra štai čia. Mes turim Jume Drift EasyViz vėliavas, turim Dovio Niskę ir džiaugiamės to, ką galim suteikti žmonėm. Galim skleisti žodį, duoti daugiau informacijos, kad čia pas mus toks renginys ateina Liepos 12-13 dienomis ir susilaukti daugiau žiūrovų bei dalyvių. Ir dar prie to pačio encouraging žmonės, kad jie galėtų susirinkti gražius iš tikrųjų automobilius ir nekatintų kornerių, kaip sakoma.
kokį gražiausią ir baisiausią automobilį šiandien matė? Baisiausia? Jo. Ten Audi A4 stovi. Šitą Audinę tai galima išmesti. Su čipu ir 2 kartus paminėtais R19 ratlankis. O gražiausia, aš sakyčiau, ten Porsche'as Juliaus stovi raudonas. Aš tik tikslaus modelio nepamenu, jisai žiauriai geras, bet labai būtų savanaudiška, žinai, pasirinkti šitą mašiną. Čia būtų labai gražu, labai kietai atrodo taksi ir labai kietas Juliaus Porsche'as raudonas. Einam, apsimesim pirkėjais ir iš tikrųjų prakišim Norbiui pakabuką, išprašysim pinigų iš jo. Norbi, mes norim tavo dėmesio. Labą dieną. Pasiruošęs. Mes turim Norbį Daunoravičių su mumis ir mes norim paklausti, ar tu atvyksi į Jume Drift renginį? Kaip sutarsim iš tikrųjų? O kokio susitarimo čia mums reikia? Kokio specialaus dar ten pakvietimo. Aš jau galvojau atvaryti gerai. Tai reikia suderinti, kuris automobilis tinka. Ir ten kažkokių geresnių truputį sąlygų ir let's go. Tai gerai, aš manau, mes sąlygas tikrai galim suteikti. Ir aš turiu vieną sąlygą savo rankoje, kurią galiu pasiūlyti. Gal tai pakeis tavo sprendimą? Viskas, I'm in. Viskas. Norbė bus Jume Drifte. Okay. Gerai, ačiū. Okay, duosi tapytis dabar, kur susidarim dėl reklamos. O mes, Tom. Būgne, kaip jums prašau? Aš nežinau, aš ką tik atėjau čia. Bet visai nieko. Matom potencialių Jume Drift dalyvių. Šiaip tai viskas gerai. Kaip šiaip galvojate apie Belmiep ateinantį sezoną? Čia gal sezono pradžia, kur toliau? Šiaip su komanda nežinom, ką darysim, bet komanda, kad judės į priekį, tai tikrai turime paruošę visai nemažą staigmeną, tokį komandos edition, tai kam patinka Miata, žinokit, kad Miatų bus dar daugiau komandai ir drifterių bus dar daugiau komandai, bet pagyvensime, matysim, kas jie tokie. Darysim treniruotę galbūt vieną, tai lauksim vėl visų, o dabar labai smagu, kad dalinam lipdukus, net nespėjus ateiti iki renginio, jau prašinėjat tų lipdukų iš mūsų, tai dar jų yra, jeigu ką, ateikit. Ką eisim Ugne daryti? Eisim žiūrėti žaibo Makvyną. O ką žaibas Makvynas yra? Kažkur ten, bet ten yra Miata žaibas Makvynas. Mazda Miata. Mano kitas projektas. Žiūrėk, baltas tu čia. Oh my god. Mazda Miata. O dieve, jinai skleidžia garsą kažkokį. Kur čia? You two can look like me. Ka-chow. Man atrodo, čia ratų filmas tiesiog paleistas yra. Aš nežinau, kur savininkas, bet būtų visai įdomu jį pakalbinti. Čia gal tas vyras? Labą dieną. Jūs savininkas čia? Galit papasakot gal kažką apie savo Mazdą? Jūsų savininkė? Labiau apie Makvyną, jūs labiau. Labai gerai. Papasakot kažką, kelintų metų, koks variklis, kaip inspiravo, kas jūsų idėja šitą? 91 metų, 1.6 variklis, nors atrodytų, kad galingesnis, bet iš tikrųjų taip. Okay. Ir nupirko vyras tiesiog pramogai, buvo paprasta raudona Miata, užkalusių variklių, kiek žinau, žodžiu, pasiremontavom. Ir Mazdas turi tokią rūdymo savybę ir jos dažnai nekaip atrodo. Ir sprendėm, ką su tuo daryti, kad būtų gražu. Restauruoti pilnai dar nenorėjom, galvojom ir staiga gimė va tokia idėja, kuri dabar dar labiau džiugina, negu būtų buvusi restauracija. Nu jo, labai vaikams patinka tikriausiai. Taip, būna, kad važiuoji ir matai pro galinį veidrodėlį bėgančius vaikus, kurie reikia Makvynas. Jo, tai labai. O kiek laiko jau turit jūs ją? Tiksliai nepasakysiu, bet jau kelinti metai. Aš jau pripratus prie jos kaip nuo savos mašinos. Jo. O važinėjat daily kiekvieną dieną ar tik ištraukėt į renginius labiau? Kol nebuvo 3 vaikų, važinėjau kasdien. Dabar jau tik tada, kai atsiranda proga pavažiuoti dviese. Ok, ačiū labai, automobilis retas, mėgstamas tikriausiai Lietuvoje, nes labai mažai jų yra ir visi labai atkreipia dėmesį. Pati turiu žinokį tokią, tik 96, bet žinau visą apie rūdis ir taip toliau, bet labai gražiai išlaikyta. Ačiū. Idėja paslėpti rūdis. Labai gera idėja, dėkui. Tai turim iš ratų Miatą, turim taksi, prancūziško seno filmo automobilį ten.
Tai labai smagu, nes čia, kaip suprantu, šeima yra ir vyrui priklauso tas taksi, o žmonai Miata. Tai labai fainai, kai žmonės, taip, nežinau, yra įkvėpti filmų. Turime, aišku, Fast and Furious dar automobilį. Tai nežinau irgi, kas savininkas, bet būtų irgi įdomu pakalbinti. Gal galiu pakalbinti šiek tiek. Gerai, tai iš karto matau, kad automobilis atkreipia dėmesį. Labai. Fast and Furious įkvėptas. Tai gal papasakosit jo atsiradimo istoriją, kodėl būtent Fast and Furious padarėt ir šiaip. Tiesiog trumpai ir aiškiai, norėjau kažko, ko nėra Lietuvoje. Ir tiesiog kažko, ko jaunimas žino. Šiuo atveju žino tą filmą Fast and Furious. Pirmą dalį, tarkim, labiausiai įsiminė visiems ir čia yra viena iš pigiausių mašinų, kuri buvo, tarkim, nufilmuota. Tai bendri kaštai jie nupirkti, tarkim, originalią ir padaryti tokią. Tai dėl pigumo, dėl žinomumo tiesiog čia buvo viduriukas, eko. Žodžiu. Už 500 nupirkau ją, tarkim, su technikinė, viskas išsarčiau, persivyrinu, persidažiau, susirinkau, tiek praėjau, viskas legaliai važiuoja. Tai jinai yra street legal, galima su... Su numeriu, su draudimu, taigi iš Panevėžio atvažiavau, šiandien Panevėžio grįšiu, viskas. Okay. O kiek laiko turit jau jūs ją? Nuo praeitų metų. Praeitą vasarą, pirmą vasaros dieną pradėjau daryti, paskutinę vasaros dieną pabaigiau aš. Tiek praėjau rudenę pirmą dieną, žodžiu, mėnesį pavažinėjau, daugiau prieš žiemą stovėjo. Tai dabar pavasaris, tai metai kiek čia. Nu, beveik. Geras, o kokie jos techniniai duomenys, variklis ten ir panašiai? Aš tokį nieko nenusimanau apie automobilius, nors šiek tiek, bet mūsų žiūrovams tikriausiai gal būtų įdomu. Standartinis motoras 1,981 kW, pats patikimiausias geriausias, kiti išvengia, kodėl ne benzas, kodėl ne VR6, tiesiog 5 litrai dizelio iš Vilnius, iš Panevėžio į Vilnių viskas, o jeigu būtų benzinas, čia būtų gal 15 litrų, tai čia yra atsakymas, ekonomija. Tiesiog standartinis motoras, nieko nedaryta, žodžiu, traukos očiai, pirkau už pagyvenusių žmogaus, niekas nebuvo labai, žinai, sugadinta, pavadinkim, ir viskas. Va. Tai čia tas atvejis, kur tik tai iki bažnyčios važiuodavo žur? Panašiai kažkas tokio. Jo, palei Rydą, kiek žiūrėjau, mano savininką ten, jo, gal 6,000 per visą turėjimą, tai taip. Ok, tai o kur jūs dar galima pamatyti, važiuojat kažkur į parodas tokias ar panašiai? Pirmą kartą gyvenime į viešumą išlindau, pirmą kartą į parodą kažkokią, aš niekad niekur nelendu, į koncertus neinu, nežinomas žmogus esu, tiesiog, pirmą kartą pasiūlė, nuvažiavau, atsistojau, visiems patenka ir viskas. Tiesiog mieste važinėjai, Panevėžį per Išeiginės, ištrauk iš garažo važinėjai per miestą, viskas. O daugiau niekur aš nelendu, tiesiog. Geras, ok. O planai kažkokie dar šiais metais važiuosit irgi į tokias parodas kažkokias, gal? Nes matau, žmonėm patinka, tai reiškia, tas dėmesys visai toksai pasidaro addictive, tai... Jo, jie kažkur pasiūlytų galbūt kažką, žinai, bet labai aš ten tais renginiais nesidomiu, tai žinai, aš toks nelabai viešumą lendu, tai jei pasiūlytų galbūt kažkur, jei kažkam įdomu, tai ok, kodėl ne. Tai aš pasiūlysiu tą progą, kviečiam į mūsų renginį, Jume Drift. Čia NFC yra, pridėsit telefoną, nuskanuosit ir atsidarys mūsų puslapis. Tai mes darysim irgi show-offą, tai visai būtų galbūt įdomu tokį automobilį pasimti. Kokiam mieste? Kuršėnuose. Ai, okei. Gerai. Ačiū labai. Taip, Kuršėnuose Šiaulių technologijų mokymo centre, tam autodrome. Ten yra drifto renginys, bet ir tą show-offą darysim. Nu, pasidomėsiu. Gerai. Ačiū labai. Gerai, iki. Žiūrėk. Kas buvo? Automobilis apsivertė, čia įvyko eismo įvykis, reikia į deklaraciją pildyti. Einam, žiūrėk. Žiūrėk, yra Pizos bokštas ir yra BMW bokštas. Gerai, nejuokinga. Labai faina kompanija, kuri skatina neviršyti greičio, bet jeigu viršijat greitį, tai iš anksto pasirūpint antkapiu. Tai galite užeiti arba į svetainę antkapiai greitiems, arba va čia pas mus pasižiūrėti ir susikurti savo antkapį. Visiškai išsirenkat formatą, pasirenkat tekstą, galit paveiksliuką ir norim atkreipti būtent į tą viršijimo problemą. Mūsų vienas kolega filmavosi video jūsų šito antkapiai greitiems LT. Tai jo su Nissanu. Mėgsti viršyti greitį? Įsigyk unikalų asmeninį antkapį. Antkapigreitiems.lt. Irgi, nors yra pats vairuotojas, drifteris, bet sakė, kad vis tiek pavykia į tie antkapiai pasižiūrėti. Ir šiaip daug žmonių praeina ir sako, kad labai gili žinutė ir tikrai paliečia. Gerai, ačiū. Norim tavo wrap-upą nufilmuoti. Šiaip prikolas, daug žmonių susirinko,
Oras dabar jau nelabai džiugina. Biški gal bus sniegelio. Vaibas, ką žinau, įdomus. Kas labiausiai nepatinka, tai žmonių kultūra, kad čiupinėja mašinas, lipa, laipo ir taip toliau. Kokios nuotaikos, kai 10 000 žmonių liečia jūsų automobilį? Nepatinka. Tai vat, gal net nevažiuočiau antrą kartą į tokią parodą, kol lietuviai nejaustų, žinai, tarkim, bildo, automobilio savininkui pagarbos ir neliestų. Šiaip galėtų būti stipresnis lygis, nes yra fainų bildų, bet yra ir tokių, trash, kur, tragedija. Šiaip nežinau, tipo, faina, va, su Hebra papliurk, pasišnekėt, 6 iš 10, tai va. Ok, yra kur tabletė, kas toliau? Kas toliau? Važiuosim namo. Kiek čia davai? Iš renginių pusės? Iš renginių pusės? Sakau, laukiam Džepmyto, gegužės 10. Tada Live and Shine, gegužės 21. Ten padalyvausim. Pasiruošim stipriau. Tada Jumės tai labai laukiu. Noriu jau nusiraut. Noriu šert. Aišku, čia dabar mačiau Side aikštelę išasfaltavo. Tai sakė, iki Matsurio turėtų būti pirma treniruotė naujoj trasoj. Tai irgi įdomu išbandyti, netoli Vilniaus. Gal pavyks ir Lenkus aplankyti šitą sezoną, nes pas Lenkus irgi būna nurauti tūsai ir trasos. O šiaip, žiūrėsim. Tarasme, pastoviai viskas keičiasi. Tai tokių planų kažkur galvot atsiras dar kažkas iš renginių. Tai tiesiog reikia stebėti kalendorių renginių, žiūrėti kas ką organizuoja ir dalyvauti. Atsirinkti tikrai stiprius renginius, nes, tarkim, šitas renginys autošou kaip ir pirmas. Tai, sakyčiau, gal ir neprisvilęs blynas. Jo, jisai daugiau skirtas, viešai publikai, gal ne vien automanam. Tai va, tai nežinau. Cool. Geras savaitgalis. Daug žmonių. Susidomėjimas tiek mašina, tiek Jumės renginių matau yra. Prasme, buvo spausdinta kiek? 300-400 skrajučių. 500 iš visos lipdukais viskas. Jo, tai ten mygom. Išgraibstė, galima bus įdėti kadrą. Turiu kaip tik nufilmavęs. Belekas. Tai tikėkime, kad bent pusė tų žmonių atvažiuos į Jumę. Tai va, viskas.